Sveiki visi. Šiandien mes gręžiam skylės rozetėms. Parodysiu, kaip tą darau savo būsimam name. Gal nelabai profesionaliai tai atrodys, bet kiekvienas galės tai tikrai padaryti savo. Ir tikrai tai įmanoma. Parodysiu, kokią įrangą aš naudoju ir kaip tai aš darau. Štai tokį naudoju prietaisą nivelyras su trikoju. Apie įrenginius aš nepasakosiu. Štai įjungiu nivelyrą. Čia mano kambarys būsimas, katilinė bus. Va, nu mes kalbam apie rozetės. Žiūrėkite, viena rozetė jau buvo padaryta. Čia buvo numatytas pas mane aukštis. Kai jau žinot, kur jūsų bus grindų nulis, nuo apačios, turit maždaug žinoti arba iki čia, arba čia, kur bus jūsų nulis, nuo čia reikia matuoti. Tarkim, aš matavau 90 cm. Štai skylė. Rozečių dėžutės pasirinkau ir rinkausi tik tai gilios, kad būtų. Ir vat aš jums parodysiu, kaip aš darau visą matavimą ir kaip pati grįžimą. Kaip įmanoma tai padaryti. Tai reiškia, pagal nulį išmatuota padaryti vieną rozetę. Čia numatytos 4 rozetės. Čia bus dar 4. Kad visos būtų vienam lygmenį. Šitos rozetės pas mane numatytos virš stalo. Čia bus darbinis stalas. Darbinis stalas reiškia konstruoti, montuoti, kažką taisyti, lytuoti. Savo vyrišką stalą gaminu savo. Ateičiai ir virš jų darysiu rozečių. Kaip taisyklingai padaryti skylės, tarkim, 5 ar 4 rozetėm. Žiūrėkite, pagal gulšiuką, nivelyro lazarinį liniją, pridedu dėžutės visas. Jos turi būti tarpusavį sujungtos. Dėžutės. Ir tada, kur va tas yra tvirtinimo varžtelis, virš jo darau vertikalę tašką, pažymėti pieštuku ant sienos. Virš vieno taškelio, kito. Štai matot, pažymėjau taškiukus. Dar sėki, vat kaip yra varžtelis, tai su varžteliu šito. Taip. Tada nuimu dėžutę. Ir šitoj vietoj paišau kryžiuką. Čia bus taškas. Viena skylė. Antra. Trečia ir ketvirta. Ką mes darom toliau? Labai svarbu, kad jūsų perforatorius turėtų reversą, atbulinę eigą. Ir labai svarbu, kad jis turėtų prasukimo efektą. Kaip techniškai taisyklingai sakosi, aš nepasakysiu, bet kai yra labai didelė kliūtis, jisai prasisuka. Jūs tai išgirsite dabar procese. Iš savo patirties pasakysiu, labai gera ta patirtis, kad turėdamas prieš tai senesnį savo perforatorių, paprastą, elementarų perforatorių, aš bandžiau tą koronėlį panaudoti ant šitų sienų. Čia yra arko 24 blokelis ir aš jį sugadinau. Tiesiog aš jį sulaužiau. Tai va. Taip, nuo to laiko nupirkau Boschą, galingą ir gerą prietaisą. Aišku, yra dar galingesnio, yra dar geresnių modelių. Negalima naudoti perforatorių, o turi būti grąžto režimas. Rankinėlę esu, aš jums parodau. Čia yra grąžto režimas, ne perforatorius. Tada pačioje pradžioje reikalinga su antgaliu tas grąžtas mažas 6 mm, kaip aš sakiau. Gal kito koronėlė gali būti 8 mm arba dar kitas diametras. Esmė, kad padaryti centravimą. Mes patikrinam. Ja. Kur pažymėjau 4 kryžiukus. Į pirmą tašką
pridedu su grąžtu karonėlę ir žiūrim, ką mes darom pradžioje. Šių kalibruojų nepatinka, perskaitysiu. Ir va geriau. Pradžia būtent turi būti tokia. Visą skylę, esant grąžtų viduje, nepatartina gręžti, nes gali lūžti turbūt grąžtas. Lygiai taip pat aš tą video jums kuriu ir darau, dalinuosi, nes aš irgi ieškojau video YouTube, kaip tai daroma ir tą išmokau. Jau labai daug skylių savo name būsimam pragrįžiau, supratau, kaip tai daryti ir dalinuosiu bendrai su jumis. Tada su grąžtų galiuku matuoju antrą tašką. Trečias ir ketvirtas. Ir kai padarau nepilnos skylės, grąžtą reikia ištraukti. Aš atsuku grąžtą, išimu jį. Karonėlė buvo visa raudona ir pagal spalvą matosi, iki kur man reikia kokį gilio. Pagal tą dėžutę, pagal esamą dėžutę, iki kokį gilių man reikia gręžti, maždaug matosi, ne video? Tai va, pradžio aš čia su markeriu pažymėjau, iki kurios vietos, nu, paskui galų galę tą raudoną visą spalvą nusitrinė ir man liko pažymėta vieta, kur man reikia gręžti. Nu, dabar žiūrim visą procesą. Va, kaip žiūrėt, tokie prasukimai turi būti toks pas jūs perforatorius, toks grąžtas. Priešingai, jeigu nuolat suksite, jūs savo paprastą aparačiuką tiesiog galite sugadinti. Štai, turim. Dabar jums reikalingas tiesiog plaktukas. 1-2 kartus platuksenti ir šitą kaip gniugždė sniego gražiausia išlenda. Paimam plaktuką. 1, 2. Grožis, ne? Jeigu paimu vieną dėžutę, aišku, dar šitas dėžutės aš paskui šitos ausytės pagal poreikį nulaužinėjau. Nu va, maždaug jūs matot, gilis puikiai atitinka. Dar vertinti tinkas bus iki centimetro storio, tai bus maždaug iki centimetro išlindusi dėžutė. Ir aišku, elektrinė instaliacija. Va, kartais būna labai stiprus tokie prasisukimai, kadangi arko blokelis turi, matot, va tokius pertvarėlis viduje savie, ten skylės viduje blokelė eina. Ir, nu, matyt, kažkaip stringa ten, tai nebijokite. Tiesiog truputį atsitraukit grąžtą. Jeigu jūs niekada tokių dalykų dar nedarėt, patikėkite, lygiai taip pat pirmą kartą gyvenime bandau tokį dalyką daryti. Pradžioje buvo trupučiukai ir baisoka, kad taip antrą grąžtą nesudeginti, nesulaužyti. Tuo tarpu viduje dar kartais lieka trupučiukų tų pertvarėlių. Tai paimkite paprastą plaktuką ir kaltą ir tos likučius pašalinkite iš vidaus, jos labai greitai atmušamos yra. Štai greit ir viskas. Tuoj paruošiu dėžutės
įdėsiu į vidų ir matysit mūsų rezultatą. Būtinai iš karto paruoškite kibirą, visas šiukšles tos surinkinėti, kad tvarkingai dirbti pas save. Na ir dabar paruošiu dėžutės. Nežinau, taip yra taisyklingai ar netaisyklingai, bet kaip man parodė mano elektrikas ir pasakė, kaip man tą padaryti, pagal jo prašymą aš taip ir darau. Išmušu skylės, va čia. Dabar jos atgal sujunginėju. Sujungti. Na ir šitos kraštinės, kadangi laidas eis nuo čia taip ir taip, aš jūs irgi aplaužysiu. Čia matosi toks kartelis yra, pradedama šitas vietas su replytėm. Gali trupučiuką priimti plasmasę, draskyti. Sakau, šitą sugalvoju ne pats, mano elektrikas, galbūt trupučiuką blogą patarimą man davė, nežinau. Bet sakė man taip padaryti, nes jis tokius darbus daro nuolat. O taip, pradedu po truputį sukti į išorę, palei laikrodžio rodyklę tą darau. Estetinio grožio čia nereikia, kadangi tai vis tiek viską užmūdyti sienoje. Stipriai iš karto nelaužykit, o po truputį pirmą lūžį kai pajautėt su replytėm, tada po truputį ir tokiu būdu, kaip aš darau, sukamasis judesys į vieną kryptį ir viskas gerai gaunasi. Nu va, jūs matėt prieš tai, kad pas mane grąžtas ir karūnėlė vibravo. Galit pagalvoti, ar gerai viskas gavosi. O dabar žiūrim. Viskas idealiausia. Jeigu reikės trupučiuką ištraukti, pagal tinkavimo storį, šitaip. Čia bus pragrįžina blokeliai, laidas eis į vidų, išlenda čia, išjungimą, čia vėl pragrįžina, laidas išlenda ir taip toliau. Nu, o čia trupučiuką nukreipti nuo temos langas. Tas pats kambarys katilinė būsima. Reiškia, ir matot, po palangę bus rozetės. Tačiau pagal savo poreikį. Rozetės kartais numatyta, kad čia bus, tarkim, skalbimo mašina papildoma arba papildomas šaldytuvas, šaldiklis. Šitą vietoj darysiu ne apačioj, o viršuj rozetės. Vienam pagal save. Tai, manau, mano video kažkam bus naudingas. Galėsit pas ją pabandyti tą patį padaryti. Arba bute savo vieną kitą naują rozetę pragręžti, arba bus name. Sėkmės darbuose, statybose.